Mielieji, stoviu prieš jūs atvira širdimi, su sveika doze optimizmo bei giliu tikėjimu Lietuvos ateitimi. Tikėjimu, kad saugi Lietuva gali būti ir turtinga Lietuva, kurie, aišku, turėtų jaustis saugus kiekvienas. Bet ar taip žmonės jaučiasi dabar? Nemanau. Naujus geopolitinius iššūkius mes pasitinkame kaip niekad susipriešinę, suskirstę savo šalies gyventojus į savus ir svetimus, pažangius ir atstumtuosius, rinkėjus, kurie gali būti išgirsti, ir kitus, kuriems teks palaukti naujų rinkimų. Man tokia padėtis visiškai nepriimtina. Ir todėl esu pasiryžęs ją taisyti. Esu kaunietis, gimęs paprastoje, bet mylinčioje šeimoje, tremtinio Adomo, kuris žuvo Vorkutos lageriuose anūkas, augęs be išskirtinių privilegijų, bet apsuptas rūpestingumo, meilės ir šeimos paramos. Už visą tai jaučiu didžiulį dėkingumą. Tikiu, kad būtent saugumo jausmas šeimoje man leido siekti užsibrėžtų tikslų, nebijoti iššūkių ir eiti savo paties pasirinktų išbandymų keliu. Nors teko apkeliauti pasaulį studijuojant ir dirbant, svarbiausi darbai visada laukia Lietuvoje. Tarnauti Lietuvos kariuomenėje, dirbti krašto apsaugos viceministru, galiausiai pakilti iki NATO vadovybės. Šiandien aš stoviu čia, prieš jūs, nes tikiu, kad darbas savo šaliai ir jos piliečiams yra pats prasmingiausias. Tikiu, kad tik saugioje ir vieningoje Lietuvoje mūsų visų vaikai, anūkai, visos ateinančios kartos galės įgyvendinti savo siekius. Ir man tai nuoširdžiai rūpi. Šalies saugumas – pamatinė sąlyga suteikianti galimybę kurti turtingą, socialiai teisingą ir politiškai stabilę Lietuvą. Gyvename dabar geopolitinio nestabilumo laikais, kai išorinės grėsmės yra visai šalia. Gyvename tokioje geografinėje platumoje, kur nesirūpinti savo saugumu yra pragaištinga. Užduokime savo paprastą klausimą. Kaip galime veiksmingai padėti Ukrainai, kitoms terrorizuojamoms demokratijoms? Jei nesugebame padėti patys savo ir nedovanotinai vėluojama kurti saugesnę Lietuvą. Gyvename valstybėje, kurios lyderiai nekalba ir nebendradarbiauja. Mes matome didėjantį valdžios nesugebėjimą priimti sprendimus. Mūsų politikos lyderiai diskusiją jau seniai pavertė asmeninėmis rietenomis ir šis lyderystės vakuumas jaučiamas ne tik šalies visuomenėje, bet deja matomas toli ir už mūsų šalies sienų. Stoviu prieš jūs su svarbia žinia, kuri šiandien aktuali kaip niekada. Mes turime kurti Lietuvą, kurią saugotų ne tik ginklai, bet ir piliečių vienybė ir pasitikėjimas savo valstybę bei jos institucijomis. Prezidento vaidmuo čia yra kertinis, esminis ir kertinis, nes būtent jo autoritetas nacionaliniais interesais pagristoje užsienio politikoje privalo užtikrinti, kad sąjungininkai gins mus čia ir dabar. Jokių klausimų čia negali būti. Čia yra nacionalinio intereso reikalas. Tad kyla dar vienas klausimas, ar dabartinė užsienio politika atliepia valstybės ir piliečių interesus? Ar vis dėlto užsienio politikos formuotojai labiau susirūpinę savo asmeninių įvaizdžių ir interesais? Ar planuodami milijardinės investicijas į saugumą turime aiškius prioritetus? Prezidento sugebėjimas sutelkti institucijas, Seimą, vyriausybę, tą pačią prezidentūrą bendram darbui yra valstybės progresą parodantis rodiklis. Ir čia vėl galiu paklausti panašų klausimą. Ar nesame valstybės teisėkūros sąstingyje, kai svarbiausi ekonominiai, socialiniai ir politiniai klausimai neišsprendžiami nei Seime, nei vyriausybėje? Daugiau chaoso vidaus užsienio politikoje nebegalime sau leisti. Aš atnešu jums savo viziją. Saugi Lietuva, turtinga Lietuva. Ir tokia Lietuvoje svarbus yra kiekvienas. Aš atsinešu Lietuvos kariuomenės discipliną, globalią ekonominę darbo patirtį, vakarietišką bendradarbiavimo kultūrą ir gebėjimą siekti konsensuso. Darbas NATO, stipriausiame karinėme alijanse istorijoje, mane išmokė, kad esame stiprus ir saugus tiek, kiek stiprus ir saugus jaučiasi patys pažeidžiamiausi. Todėl kviečiu jūs draugė siekti, kad visi mūsų piliečiai šalyje jaustųsi saugus ir svarbus. Už saugią, turtingą Lietuvą, kurie saugus ir svarbus kiekvienas. Ačiū labai.